Sveiki, aš Eugenijus Skrablevičius, esu Veikiami Byto repo studijos vadovas ir norėčiau šiek tiek papasakoti apie save ir apie mūsų būrelį. Repu mes užsiiminėjom, mes tai aš ir Markas, čia yra kaip du mūsų pagrindiniai repo studijos dalyviai, veikėjai. Mes kartu užsiiminėjom repu maždaug apie 3 metus, aš gal šiek tiek ilgiau. Ir kilo tokia idėja susiburti į repo grupę. Mano vardas Markas, aš lankiau būrelis, kurį pavadinimas Imsiu studija. Jis čia kiekvienas antradienį mūsų galima rasti nuo 8 val. Iki 10. Mūsų pakvietė į Prancūziją. Man atrodo, čia labai įdomus projektas, kuriame galima parodyti save. Kviečiam maždaug visus, kas nori bendrauti su manim, parepuot, šiek tiek pasijusti kaip scenoje būti su mikrofonu. Statau dar vieną kolektyvą, tai yra breiko studija Lab City 54 B-Boy. Ir ši studija Kirtimuose veikia, yra 3 metai, čia yra 3 metai ir šoka šioje studijoje irgi vaikai labai įvairaus amžiaus. Manau, iš daugelio kitų galbūt kolektyvų išsiskiria dėl savo vadovo Lauryno, kuris Lietuvoje vienas yra iš geriausių breiko šokėjų, dalyvavo ne viename televizijos projekte ir yra laimėjęs ne vieną apdovanojimą. Iš tiesų yra breiko srities guru, galima taip jį pavadinti, ir labai smagu, kad jisai pas mus štai šoka ir taip pat jisai pats kalba, kad jam labai svarbu yra socialiniai elementai, dėl to vaikai, jeigu yra iš vaikų namų, lanko šias pamokas nemokamai ir čia jisai pats yra tai sugalvojęs ir tu labai smagu, kad ir mažiau turintys vaikai gali kartu tam pačiam kolektyve bendrauti su iš normalių šeimų esančiais vaikais ir kartu šokti. 2 metai mes bendradarbiaujame, o vaikai ateina pas mane visokie. Iš vaikų globos namų, iš kitų, iš Atlikinių rajonų, iš kitur, kas taip nori. Ir šokam ir breiką mokinamės. Neformaliai ugdom, stengiamės neformaliai ugdytis. Tai pagrinde dvikovų metu, renginių metu, tokių susitikimų metu mes dalinamės. Bet šiaip be abejo projektai visokie, stovyklos, šokių, nebūtinai šokių, apskritai gatvės menais visais. Ką čia darot? Mes repetuojam, ruošiamės koncertui ir mokomės, kartuojamės dainas. Jūrigi palais žolai, jūrigi palais žolai, jūrigi palais krasų, jūrigi palais krasų. Su Naujininkų dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Danutė, kuruoju neformalųjį ugdymą. Mes dalyvavom šokių projekte. Tai buvo labai fainas mokytas, Plazimus mokė iš Afrikos, kaip mes žinom. Tai buvo afrikietiškus šokius šokom. Iš tikrųjų buvo labai dideli įspūdžiai, nes visų pirma tai buvo kažkoks naujas žmogus, visiškai iš kitos šalies. Ir tas toks sunkumas ir tokia kliūtis kalbėjimo, kad jam buvo sunku kalbėti lietuviškai, tai pusė lietuviškų, pusė angliškų žodžių. Ir tas toks atsipalaidavimas, visiškai naujas šokių stilius, toks, neįprastas toks, tai labai fainai buvo. Labai gera patirtis nauja, nes, kaip sakė, naujas stilius, nauji dalykai, naujas mokytojas, visai kitaip veda užsiėmimus ir tikrai labai smagu buvo. Nauji netgi žmonės. Kūrybinės dirbtuvės, kuri pats. Na ir mūsų mokyklos mokinių, koks pusšimtis tikrai turėjo galimybę 2 mėnesius
dalyvauti, na, tikrai labai įdomiuose užsiėmimuose.